Ole, ole, sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta. Šitame kanale aš kalbu apie ispanų gramatiką, žodyną bei apie pačią Ispaniją. Ir šiandien mes su jumis aptarsime, kasgi atsitiko Ispanijoje, kokiasgi yra naujienos febrero į marsą, taip, už 2 mėnesius, nes vasario mėnesį nebuvo vaizdo įrašo, dėl to aš nusprendžiau sujungti vasario ir kovo mėnesio žinias. Jeigu jūs norite palaikyti mano kanalą, tai prenumeruokite ir neužmirškite apie laiką. O mes tada, galvoju, galim pradėti. Pakalbėkime mes iš pradžių apie tai, kokiasgi naujoves priėmė Ispanijos parlamentas. Aš jums, man rodos, sausio mėnesio žiniuose sakiau, kad Ispanijos parlamentas, tai valdžia, viską atšaukė ir nepriims jokių naujų įstatymų, bet žmonės liko pasipiktinę ir jie pradėjo išreikšti savo nepasitenkinimą ir dėl to parlamentas, čia aš iš savo pusės sakau, nusprendė, kad visgi ir nusprendė įvesti kai kurias naujoves. Ir viena iš naujovių yra, kad visgi pensijas taip pakels. Pakels maždaug 3 procentais. Taip pat bus suteikta pagalba visiems nukentėjusiems nuo Dana. Jeigu jūs nežiūrėjote apie Daną, kas čia atsitiko rudenį, aš turiu netgi 3 vaizdo įrašus, kur aš pasakoju, kodėl taip atsitiko, kodėl mums nieko nepasakė ir kaip žmonės gyvena. Aš apačioje paliksiu nuorodas, galite užeiti ir pasižiūrėti, bet išklausus visas šio vaizdo įrašo žinias. Ir taip pat gaus išmokas vulkano išsiveržimo metu nukentėję žmonės La Palma. Pamenat, prieš porą metų tai įvyko ir taip vis dar Ispanija ne visiems išmokėjo ir ne visiems padėjo. Bet šiais metais pasakė, kad suteiks jau visiems pagalbą. Tikiuosi, tesės savo žodį valdžia, nes tikrai labai gaila kiekvieno žmogaus, kuris patiria panašias nelaimės. Kai kuriuose miestuose taip pat visgi liks viešo transporto nuolaidos. Ir Valencijoje, tai kaip aš čia gyvenu, irgi tęsiasi tą nuolaidą, kad jūs pirkdami 10 viajes mokate 4 eurus. Ir jūsų kelionės trukmė, tai vadinasi 10 kelionių, ir jūsų viena kelionė gali trukti iki valandos. Ir jūs galite naudotis įvairiomis transporto priemonės. El metro, bus, tranvija. Taip galite hacer transbordos, keisti vieną kitą ir visą tai yra viena kelionė. Sekanti naujiena mane tikrai nustebino, kad valdžia sako, kad padės nekilnojamo turto turėtojams. Vadinasi, jeigu jūs nuomojate savo butą ir jūsų nuomininkai po kažkurio laiko negali mokėti, tai valstybė jums mokės už tuos nuomininkus. Iš tikrųjų labai įdomu, ar tai įvyks, ar jie tai darys, nes visgi mes visi žinome, kad Ispanija nėra turtuolių šalis, Ispanijos biudžetas irgi turi savo problemų ir tikiuosi, kad nebus mūsų dirbančių mokesčių sąskaita. Tikiuosi, kad nepadidins, nes iš kažko tai jie turės mokėti. Bet visgi metų bėgyje mes pastebėsime ir pasižiūrėsime, ar tikrai tokiems žmonėms valdžia padeda. Ispanija turi naują rekordą. Ir Ispanija pirmą kartą savo istorijoje turi virš 49 milijonų gyventojų. Bet, čia didelis bet, neužmirškite, kad tai yra oficialūs gyventojai. Nes mes visi žinome, kad yra dar porą milijonų neoficialių, kurios galima būtų pridėti. Ir išeitų, kad Ispanijoje gyvena virš 50 milijonų žmonių. Tikrai skaičius nėra mažas, bet Ispanija labai didelė, dėl to visiems vietos užtenka. Ir šitas augimas vyksta dėka emigrantų, taip dėka jų, kad mes atvažiuojame, čia gyvename, oficialiai viską mokame, registruojamės, taip, ir dėka mūsų tas Ispanijos gyventojų skaičius padidėjo. Ir per 10 metų atvažiavo 3 milijonai emigrantų,
kurie įsikūrė ir gyvena čia. Nors Ispanijos gyventojų skaičius auga, kaip mes galime matyti, bet čia nėra dėka ispanų ir ispanų naujagimių, dėja ne. Kaip jūs matote, čia yra viskas tik dėka emigrantų. Ispanijoje ir toliau tęsiasi gimstamumo mažėjimo tendencija. Vis dar šalyje miršta daugiau žmonių negu gimsta. Ir 2023 metais gimė tik 321 tūkstantis naujagimių. Žmonių priaugimas, gyventojų priaugimas įvyko Madrido, Barcelonos regione, Valensijos regione, bet taip pat Balearų ir Kanarų salose. O įdomus dalykas, iš Ispanijos šiaurės žmonės migruoja į kitus miestus. Dėl to kai kurie miestai auga, Madridas, Barcelona, Valensija, tokia Malagos regionas, jie auga, bet tokie regionai kaip Aštūrijas, Kantabrija, Kaštija į Leon, ten žmonių skaičius dėja mažėja. Amerikiečiai bėga gyventi į mūsų saulėtą Ispaniją. Taip, ir jų padaugėjo net 60%. Mes visi turbūt galime įsivaizduoti, kad dauguma bėga dėl pasikeitusio politikos klimato. Ir dar vienas įdomus dalykas susijęs su amerikiečiais, kad jie apsistoja turtinguose Madrido ir Valensijos rajonuose. Ir dauguma jų sudaro turtingi pensininkai ir IT specialistai. Dar vienas gali būti faktorius, taip, kodėl jie važiuoja į Ispaniją, nes Ispanija greitai uždarys investavimo auksinės vizas. Ir manau dabar visi, kas gali, bėga, nori spėti į paskutinį traukinį ir gauti tą auksinę investavimo vizą. Gera naujiena Ispanijos žemėms, nes kas gyvena Ispanijoje, jūs tikrai matėte, kad kovas buvo labai lietingas. Lyjo. Žmonės jau buvo pasipiktinę, kadagi baigsis tas lietus. Bet jeigu žiūrėti globaliniu mastu, taip, tai čia yra didelis pliusas, nes jau Ispanijos vandens rezervuarai buvo tušti ir jie visi dabar prisipildė ir netgi kai kuriuos reikėjo išleisti iš ten vandens, nes jau nebetilpo. Dėl to tikrai šiais metais Ispanija turės labai gerą vaisių ir daržovių auginimo sezoną, nes vanduo yra visiems reikalingas, ne tik mums žmonėms, bet ir, žinoma, maistui. Bet to tai dar vienas pliusas, galbūt kai kuriuose pliažuose taip pradės veikti vėl maži kraniukai ir dušai, kai tu grįžti iš pliažo visas smėliuotas su smėliu ir nori išvalyti savo kojas. Arba išlipi iš jūros visas druskuotas, taip, nes vanduo čia yra labai druskingas ir nori nusivalyti tą druską iš savęs, yra tokie pliažo dušai. Ir kai kuriuose regionuose jie buvo uždaryti, taip pat ir fontanai, miesto fontanai, kai kurie irgi buvo uždaryti. Ir tikėkime, kad šiais metais tai kaip jau prisipildė daug vandens, jau visi ir visur galės naudotis tais dušais po pliažo ir žiūrėti į gražius fontanus. Žinoma, galbūt kai kuriems lietuviams tai atrodo, ir kas čia tokia, jeigu negali nusivalyti kojų po pliažo arba kūno, taip, po jūros. Žinoma, čia nieko tokio, nes mes Lietuvoje neturime, taip, savo pliažuose tokio dalyko kaip mini dušai, bet čia jie yra ir visi žmonės gyvenantis čia, aš tuo tarpu jau esu pripratus ir žinoma, čia Valensijoje niekas nebuvo atjungta, bet žinau, kad Barcelonos pliažuose tikrai buvo atjungta visą vasarą ir tikrai čia yra labai patogu, kai tu grįžti namo ir neatneši krūvą smėlio, o visą smėlį palieki pliaže. Pas mus Valensijoje praėjo Fiesta Las Fallas. Turbūt daugumą esate girdėję, aš taip pat dalinausi figūromis, vaikščiau, žiūrėjau ir šita šventė yra kasmetinė kovo mėnesį. Po visą miestą, po visą Valensiją pastato įvairias figūras, šiemet jų buvo net 250 figūrų ir po to yra išrenkamos geriausios, gražiausios, didžiausios. Iš tikrųjų, kai kurios siekia 5 aukštų namą. Ir kaip tik tokia
figūra El Convenio ir laimėjo piniginį prizą, laimėjo 1 vietą. Ten yra daug premijų, visokių kategorijų, aš nenagrinėjau, aš tiesiog jums pasakau, kad laimėjo figūra. Ir į šitą figūrą buvo investuota 250 000 eurų, tik įsivaizduokite, kokios sumos. Bet ten investuojate visą grupę žmonių, los fajeros, taip tie žmonės apsirengia tautiniais drabužiais ir ten jie kas mėnesį turi mokėti. Ten yra visas procesas, bet kiekvienais metais taip yra išrinkamos geriausios. Įdomus faktas apie studentus. Ir Ispanijoje visų universitetų studentai, taip, iš jų visų, 57% sudaro moterys. Ir čia tikrai yra labai džiugus skaičius, nes vos prieš 100 metų moterys negalėjo net užeiti į universitetus, o prieš 50 metų moterų buvo mažuma, o dabar, kaip galime matyti, pusę visų universitetinių studentų sudaro moteris. Ir su kiekvienais metais tai skaičiukas auga ir auga. Vis daugiau ir daugiau moterų nusprendžia įstoti į universitetus. Ir net paėmus visas moteris, net 36% studenčių mokosi matematikos fakultetuose. Žurnalas Time Out padarė analizę, apklausą ir dabar mes turime top 20 skaniausių miestų. Ką tai reiškia? Kad yra išrinkti 20 pasaulio miestų, kur galima pavalgyti. Taip, kur skaniausiai galima pavalgyti. Ir tame 20-uke mes turime Madridą. Be to, Madridas užima 1 vietą kaip skaniausias miestas visoje Europoje. Na, o 1 vietoje, kaip nebūtų keista, yra Naujas Orleanas, nors mes visi žinome, kad amerikietiška virtuvė nėra labai sveika, bet matyt, naujajame Orleane ten žmonės pasistengia. Na, o apie Madridą noriu pasakyti, kad aš nelabai ir stebiuosi, kad jis yra 1 skaniausias miestas Europoje, nes per paskutinius metus Madridas labai pasikeitė, aš pati neseniai ten buvau ir ten tikrai ant kiekvieno žingsnio yra kavinės, restoranai ir tikrai ten yra labai skanu, kur aš buvau nuėjus, ten tikrai buvo labai skanu. Ir dekoras, interjeras irgi toks modernus, gražus, na, tikrai nepalyginsi su senovinė Ispanija ir su kitais restoranais kitose miestuose. Netgi Valensijos, aš sakysiu, dar nėra tiek daug tokių puošnių, gerų ir skanių restoranų. Jų yra gal, nežinau, 10. Reikėtų skaičiuoti, bet maždaug. O Madride tikrai ten niekas neliks alkanas. 9 vietoje mes turime Paryžių, o 17 vietoje mes turime portugališką miestą Porto. Dabar žinosite, kur važiuoti maisto degustacijai. Europa išdavė virš 1 milijono pasų. Taip, virš 1 milijono pasų. Ir Ispanija užima 1 vietą, nes Ispanija išdavė daugiausia pasų pilietybių taip Europoje. Ispanija išdavė virš 204 000. 2 vietoje mes turim Italiją, o 3 vietoje Vokietija. Kaip matome, Ispanija nedingsta iš populiarumo tendencijų ir labai daug žmonių važiuoja, integruojasi ir gauna pilietybės. Benidorme buvo testuojamas oro taksi, kuris gali skraidinti net iki 240 kg. Kuris gali nuvažiuoti per vieną kartą apie 35 km ir jo trukmė apie 30-40 minučių. Taip skraidimą. Kol kas yra testuojamas, bandomas, bet čia ne tik Ispanijoje, bet taip pat Italijoje ir Prancūzijoje tokie taksi yra irgi testuojami. O jūs, ar norėtumėte išbandyti tokį taksi? Man asmeniškai būtų labai įdomu. Na, manau, šita tendencija tęsis ir tikrai per keletą metų tai bus tikrai visai paprastas kasdienis dalykas. Šiandienai buvo viskas. Ačiū, kad buvote su manimi. Beje, jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos, apačioje yra mano mokyklos nuoroda, užeikite ir rinkitės jums geriausią mokymosi būdą. Ar tai būtų
pamokos su mano mokyklos mokytojomis arba kursas Mokausi pats, kur jūs mokotės savo tinkamų laikų. Ir šitas kursas trunka 4 mėnesius. Jeigu esate susidomėję, apačioje aš palieku jums mokyklos puslapį, nuorodas į mano kitus video ir neužmirškite prenumeruoti, laikas ir susitiksime greitai kitame vaizdo įraše. Adios!